Išdygo pirmas dantukas ir prasideda rūpestėlis. Iš pradžių išdygsta apatiniai centriniai kandžiai, tai juos pas vaikutį dažniausiai prasideda seilėtekis, juos saugo seilės, liežuvis. Kai išdygsta viršutiniai kandžiai, jie būna daugiau sąlytyje su maistu. Mažų vaikų maistas tai yra dažniausiai angliavandenių turintys skysčiai. Todėl reikėtų jau tada, kai išdygsta viršutiniai kandžiai, burnos higieną pradėti rūpintis atidžiau. Tai yra pradėti naudoti minkštą šepetėlį su dantų pasta turinčia fluoridų. Labai svarbus yra momentas, kad vaikas išdygus pirmiems dantukams profilaktiškai apsilankytų pas odontologą. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad odontologas galės įvertinti riziką sunkios eigos ankstyvaus vaikų dantų ėduonies ir duoti individualiai tam vaikui reikalingus patarimus, parinkti pastą, reikiamą fluorido kiekį ir su mama aptarti mitybos ypatumus. Kartais būna dar, kad vienu metukų vaikui nėra nei vieno dantuko, nereiktų panikuoti, bet jau tada apsilankius pas odontologą ir įvertinus visus veiksnius, galbūt paskui po 2 mėnesių dar reikėtų ateiti ir tada tiesiog tą visą vaiko raidą stebėti. Ir taip mes užkirsim kelią ligoms. Tai mes turim tokią bėdą ir kartais žmonės, kurie nesusiję su šita bėda, net neįsivaizduoja, kokia tai yra bėda. Tai yra šitie mažiukai vaikučiai, vaikams iki 3 metų prasideda taip vadinamas buteliuko ėduonis. Jeigu bus profilaktinis vizitas, gydytojas gali pastebėti pradinės šito susirgimo stadijas ir sustabdyti visiškai. Atitinkamai pakeitus elgesinius veiksnius, tai yra burnos higieną ir mitybos įpročius. Tačiau jeigu ateis pavėluotai, tai greičiausiai mes galime susidurti su didžiuliam komplikacijom. Šita forma ėduonies yra labai agresyvi. Tas ėduonis vystosi danties vainikę juosiančio tipo. Galų gale dantis nulūžta, atsidengia šaknies kanalas, infekcija patenka į tolimesnius audinius. Įvyksta komplikacijos ir net minkštųjų audinių patinimas, vaikas karščiuoja. Tai yra dėl paprastų priežasčių, dėl dantų gedimo mes galim turėti labai rimtų pasekmių. Aišku, didžiausia mums kaip vaikų odontologams, tai didžiausia dalį pacientai sudaro su dantų ėduonimi ir jo komplikacijomis. Toliau yra periodonto ligos, jeigu pas vaikus dažniausiai tai yra gingivitas, kuris gali būti dėl įvairių, ne tik tai dėl dantų nevalymo, bet gali būti ir dėl sisteminių, pavyzdžiui, vitamino C trūkumo. Toliau yra dantų gleivinės ligos ir dantų anomalijos įgimtos. Tai čia truputėlį retesni atvejai, dar iš dažnesnių yra dantų traumos, pas mumis patenka vaikai. Labai svarbu yra žinoti tėvams, kalbant apie ūmų herpetinį stomatitą vaikams, ypatingai mažam amžiuje. Tai yra, jeigu jauni tėvai arba vaikus prižiūrintis, asmenys turi, pavyzdžiui, herpes labialis, tai yra herpes viruso pažeidimą ant lūpos, jokių būdų negalima ragauti maisto, vaiko šaukštuko ar tenais čiulptuko, kad nepersiduotų šitas virusas. Jisai mažiems vaikams sukelia gana sunkias formas šito stomatito, o kartais gali baigtis ir labai liūdnai išskirtinais atvejais. Turim ir šitų pačių mažiausių vaikučių iki 3 metų. Labai didžiulis širdies skausmas, todėl kad tikrai daugėja vaikų, kuriuos reikia gydyti su bendrine nejautra. Kai išsivysto jau komplikacijos, dantis yra stipriai pažeisti ėduonies, su infekcija, vaikas mažas, tu negali gydyti jo kėdėje. Toliau vaikų su negalia vis tik tai yra didelė grupė. Vėlgi jiems reikalinga specializuota pagalba, kuri dažniausiai taip pat baigėsi su gydymu bendrinėje nejautroje. Na ir turim ir iki mokyklinio amžiaus vaikų ir paauglių, kuriems vadinamas ėduonis yra pakankamai aktyvus. Tai yra, kai tos ertmės yra minkštos, greitai progresuoja ir tada yra pagrindinis dalykas akcentuotis ne tik tai
į ertmių plombavimą, nes dažnai mūsuose, ypatingai žmonės, kurie nueina pas odontologus, jie galvoja, kad odontologo darbas yra užplombuoti ertmę. Tai nėra visai taip, tai yra pasiekmė, taip, tas dantis turi būti gydomas, kad nesivystytų infekcija, tačiau tai nėra ligos, iš esmės priežasčių gydymas. Priežasčių gydymas tai yra elgesinių veiksnių koregavimas, iš kurių pagrindiniai tai yra burnos higiena ir mityba. Visas elgesio keitimas, kuris yra susijęs, reiškia, su tam tikrų ligų valdymu, jis turi būti, kad būtų motyvacija pozityvus. Tai yra šeimoje turi būti ritualas. Reiškia, tas įgūdis formuojamas ritualo pagalba. Dantų valymas turi būti siejamas su pozityviais dalykais. Atrodo tai smulkmė, bet pavyzdžiui, vaikui uždėjus kokį tai apstą, nuotaikingą muzikėlę vakare, reiškia išsivalyti tos dantukus, kad pas vaikui formuotųsi tas burnos švaros, reiškia, jausmas. Dabar jeigu kalbėsim apie tėvų vaidmenį. Tėvai turi vaikams valyti dantis iki 8 metų, kol vaikų motorika yra pakankama smulki, kad galėtų išsivalyti dantis. Jeigu kalbėti apie mitybą kaip rizikos veiksnį ėduoniui, tai mes turim galvoti, ką mes valgome, toliau kokios konsistencijos maistas ir kaip dažnai mes valgom. Tai jeigu mes pradėsim, ką mes valgom, tai tų angliavandenių, tų pridėtinio cukraus, jo yra visur. Jo yra čipsuose, jo yra sausuose pusryčiuose, jogurtuose, sūreliuose ir taip toliau. Pavyzdžiui, galbūt mama labai sveikuoliškai augina vaiką ir jinai duoda jam, pavyzdžiui, saldžius džiovintus vaisius, kurie gali būti pakankamai nesveiki, tai yra turėti pridėtinio cukraus, o kiti gali būti ir sveiki, tačiau priklausomai nuo jų konsistencijos, nuo to, kokia pas vaiko yra seilių buferinė talpa, čia individualus parametras, kokia kramtymo jėga kramto ir kaip dažnai tai irgi gali turėti įtakos. Reiškia, reikia mums labai žiūrėti, ką vaikas valgo. Toliau akcentuoju gerti vandens, paauglių, visa kavinių kultūra, sėdi geria kavos puodelį vieną po kito, sausa burna, šitas turi labai didžiulę reikšmę. Konsistencija. Duoti vaikam kuo daugiau kramtyti, taip kaip mūsų močiutės virė, reiškia, pakankamai, reiškia, ne tai, kad viskas malta, permalta, kepta, trapu, kietesnės konsistencijos maistas, morka kokia, daržovė, jinai duoda savivalą, reiškia, dantis patys valosi kramtymo metu, be to stimuliuojami kramtymo raumenys. Ir labai svarbus užkandžiavimas. Čia yra turbūt vienas iš pagrindinių momentų. Gali vaikas suvalgyti saldainį, bet jeigu jis valgys tuos saldainius labai dažnai ir kiekvieną dieną, čia yra bėda. Reiškia, kai mes valgome maistą, kuriame yra angliavandenių, kuriame yra cukraus, pas mumis mūsų bakterijos esančios burnose pradeda jos skaidyti, pasidaro rūgštu burnoje. Išsiskiria seilės, kurios mūsų apsaugo ir jos neutralizuoja tą rūgštį, bet tam reikia beveik 40 minučių. Reiškia, jeigu mes kas pusvalandį vaikas arba dar dažniau kažką valgo vis, ar prie kompiuterio žaidžia kažką pasidėjęs, užgeria sultim, reiškia, mes turim situaciją, kai pas vaiką burnoje pastoviai rūgštis, todėl pradeda gesti dantis. Kai tik išdygsta nuolatiniai dantis, krūminiai nuolatiniai dantis, kauburai jau būna pakankamai gerai mineralizavęsi, o vagelės yra silpnai mineralizuotos ir neatsparios dantų ėduoniai. Todėl yra tokia medžiaga, silantai, tai yra dervos pagrindų pagaminta medžiaga, kurią mes, odontologai, padengiam tos vageles, tiesiog hermetiškai uždarom nuo aplinkos veiksnių, nuo tų pačių rūgščių poveikio ir taip apsaugom nuo okliuzinių, kramtomųjų paviršių karies, nes 60% viso ėduonies vaikų amžiuje sudaro būtent šitos lokalizacijos ėduonis. Profilaktinis poveikis jis yra įrodytas ir tikrai yra labai gera priemonė ir kalbant apie tai, kad toks yra ėduonies paplitimas, tai tiesiog yra silantų programa ir yra finansuojama valstybės iš privalomo sveikatos draudimo ir yra dengiami vaikams silantais dantis. Dabar dažnai tėveliai kartais
pasiskaito straipsnių ir ateina su tokiom abejonėm. Labai gerbiu tėvų nuomonę ir dažniausiai tie tėvai, kurie pasiskaito, jie rūpinasi vaikų dantų sveikata. Ir čia odontologo kaip specialisto turi būti labai išsamus komentaras. Dabar esmė yra ta, kad silantai tai yra medžiaga pagaminta dervų pagrindu. Jos monomeras yra bisfenolis A. Ir tikrai šita medžiaga, jinai turi estrogenus imituojantį, toliau endokrinę sistemą trikdantį poveikį imuniniai sistemai bei reprodukciniai sistemai. Nežiūrint to, noriu pasakyti, kad tas bisfenolis, kuris yra silantuose, jo kiekis yra labai nedidelis, jis yra saugus ir tas išskyrimo periodas yra pakankamai trumpas. Tai tokia žinutė išsinešimui būtų ta, kad silantais mes dengiame vaikus su aukšta karieso rizika, jeigu vaiko yra visiškai sveiki pieniai dantis, galbūt tada ta procedūra ir yra perteklinė. Bet daugumai vaikų tai yra puikiai karieso arba ėduonies lietuviškai profilaktikos priemonė. Taip, jinai keičiasi pagal vaiko amžių ir vėlgi reikia išsinagrinėti visus aspektus. Na, pavyzdžiui, mažiukam vaikam, ir čia yra ne tik tai fluoro koncentracija, kuri taip pat keičiasi priklausomai nuo rizikos, nuo dantų ėduonies aktyvumo, nuo vaiko amžiaus. Bet mes turime išsinagrinėti, jeigu mes žiūrim, pavyzdžiui, paauglys, ar ne, jisai sportuoja kažkur, gal jisai geria kažkokius tai sporto metu gėrimus, kurie turi daugiau gliukozės, gal yra vaikas, kuriam yra ortodontinis gydymas breketai, ar ne, ir mes matom padidintą ėduonies riziką, reiškia specialus šepetėlis, pasas su didesniu fluoro kiekiu. Šitie momentai yra visą laiką labai svarbus. Taip kad tikrai, arba, pavyzdžiui, paaugliai dažnai vystosi gingivitas dėl hormonų kaitos ir jeigu dar prisideda bloga burnos higiena, vėlgi gal mes galime panaudoti trumpą laiką, galima skirti ir kažkokį skalavimo skystį, bet tik tai kaip vaistą, arba kažkokią tai pastą, pavyzdžiui, prieš uždegimiškai veikianti. Tai čia taip, kiekvienu atveju priklauso nuo amžiaus ir nuo klinikinės situacijos. Kiekvieną kartą mes žiūrime individualiai, žiūrime į klinikinę situaciją individualiai pacientai ir apie vaiko amžių. Aišku, skiriasi kiekviename amžiuje vaiko fluoro koncentracija pastoje. Mano nuomonė, fluoro koncentracija pastoje turėtų būti priklausomai nuo dantų ėduonies rizikos. Tarpdančių šepetėlius galbūt naudočiau tik išskirtinais atvejais kaip profilaktikos priemonė. Apie pienius dantis tai tikrai jie nereikalingi. Žinot, dabar dėl dantų siūlo. Dantų siūlas, jeigu žiūrėti apie jau taip moksliškais įrodymais, tai yra straipsnių, kurie teigia, kad jisai neturi reikšmės dantų ėduonies intensyvumui. Tačiau mes matom pacientų, ypatingai pas kuriuos yra daugiau susigrūdę dantis, arba dėl kažkokių tai ir anatominių, biologinių parametrų, pas kuriuos yra labai daug būtent karieso, tuose vadamose paroksimaliniuose paviršiuose arba iš tarpdančių. Ir vyresniam amžiui, paauglystėj, aš manau, kad siūlas tikrai reikalingas. Toliau, jeigu yra galimybės, pavyzdžiui, nusipirkti irigatorių, yra paauglys, turi gingivitą, turi breketus, galima naudoti kaip papildomą priemonę. Dabar dar ką norėčiau pasakyti apie elektrinius dantų šepetėlius. Klausia manęs, ateina pipliukas iki mokyklinis ir dažnai būklė jau būna bloga ir tėveliai tarsi pasiteisina ir sako, mes turime ir elektrinį dantų šepetėlį. Suprast, kad yra rūpinamis vaiko burnos sveikata, bet nėra rezultato. Tai noriu ką pasakyti. Elektrinis dantų šepetėlis yra labai gera priemonė, bet mažiems vaikams jau mano minėtas buvo tas sakinys, kad iki 8 metų valo tėvai, nes smulki motorika yra, nelabai išsivyščiusi. Tai noriu pabrėžti, kad vis tiek vaikui, mažiukui reikėtų leisti pačiam valyti, kad formuotųsi įgūdis ir ta smulkioji motorika. Todėl, kad juk nebereikalo maži vaikai darželiuose karpos, kaladėlėm, rašo ranka. Dantų valymas taip pat smulki motorika. Smulki motorika yra svarbi vaiko ir smegenų vystymui, pažintinėms funkcijos, kalbėjimui ir taip toliau. Ir jeigu mes iškart valysim elektrinių šepetėlių, tai ta
tie manualinis įgūdis tiesiog nesusiformuos. Tai manau, kad tą elektrinį šepetėlį mes galim pasirinkti vėlesniam amžiui, ar ne? Kai jis bus paauglys, kai jau bus pakankamai brandi asmenybė. Ir ką dar noriu pasakyti apie mūsų vaikus, ypatingai apie paauglius, tai epidemiologiniai tyrimai mums rodo Lietuvoje, situacija su pienių dantų ėduonimi, už kurią atsakingi tėveliai, yra labai bloga. 90% vaikų turi pienių dantų ėduonį 4-6 metų pagal epidemiologinius tyrimus. Pas paauglius jau situacija gerėja nuolatiniuose dantyse. Kodėl? Todėl, kad yra labai svarbi estetinė išvaizda. Ir jie valo. Tai tik tai noriu pasakyti, kad reikia valyti ne tik tai tą priekinį segmentą, kuris atsakingas už estetiką, bet ir neužmiršti kramtomųjų paviršių. Na, čia, žinokit, didelis klausimas ir galima labai plačiai ir galima siaurai atsakyti. Dabar, jeigu pradėsim nuo vaikų, tai ir aplamai, jeigu pradėsim šnekėti taip, kad nuo plombos įdėjimo iki tada, kada reikia implanto, yra taip vadinamas danties ciklas, ar ne? Ir jisai trunka apie 20 metų įvairiais moksliniais tyrimais. Tai dabar pagalvokim, jeigu mes, pavyzdžiui, turim nuolatinius dantis, kada mes uždėsim tą plombą ir pradėsim preparuoti. Ar mes preparuosim 7 metų ar 25 pirmą plombą uždėsim. Reiškia, tai yra svarbu, ar ne, kad kuo ilgiau dantis būtų negydytas, kuo ilgiau jis tai būtų sveikas, tuo mes tą ciklą nutęsim, išsaugojimai dantų. Dabar, jeigu kalbėsim apie pienius dantis, na, man atrodo, kad jau nėra, bent atrodo, kad nėra jau to mito, kad pienių dantų nereikia gydyti, jau visi supranta, kad reikia gydyti. Jeigu yra stipriai sugedę pieniai dantis ir niekas nedaroma, reiškia, nusistovi tokia ekosistema burnoje, kad į tą terpę, kai pradeda dygti 6-7 metų nuolatiniai dantis, jie irgi momentaliai pradeda gesti. Reiškia, pienių dantų ėduonis tai yra didžiausias prediktorius nuolatinių dantų ėduonių. Dar vienas dalykas, šitie visi mažuliai, vaikučiai, kurie turi tą destruktyvę formą ir dažniausiai, kai įsivysto danties komplikacijos, jiem išraunami per anksti dantis. Kas vystosi? Vystosi sąkandžio anomalijos, nes viskas taip pas žmogų sudėliota, pieniai dantis krenta, nuolatiniai dygsta ir ta eilė yra labai svarbi sąkandžio formavimuisi. Na, komplikacijos pienių dantų antibiotikų naudojimas vaikams mažiukams iš vis iki 3 metų nėra gerai aplamai ir bendriniai sveikatai. Tai profilaktika čia net nediskutuotina. Dabar jeigu mes taip žiūrėsim dar giliau, tai, na, mes turbūt žinom ir yra tikrai nemažai mokslinių straipsnių, kur yra labai didžiulis ryšys su bendrinė sveikata burnos. Tai yra su širdies kraujagyslių ligomis, tai yra su Alzheimerio liga, yra ryšys tarp, pavyzdžiui, dantų netekimo, dantų skaičiaus netekimo ir kognityvinių funkcijų sumažėjimų. Taip kad burnos sveikata, noriu pasakyti, sugrąžinkime burną į kūną. Tai nėra atskirai kažkas tai. Tai yra mūsų kūno dalis ir jinai turi labai didžiulę sąsają su mūsų viso organizmo sveikata.